Labas rytas, trumpai papasakosiu, kas vakar buvo. Tai vakar visą dieną mes sėdėjom kieme ir jisai apsimetinėjo, kad yra turtingas ir ten šalia namas jo yra ir panašiai. Ir mes kainuojam į vidų pas jį, į kiemą. Per laiką išsiaiškinau, kad jisai yra apgavikas, jokio jis ten namų neturi, va gyvena vienam tam kambarėlį. Aišku, aš jam klausiau 10 kartų, kur tu miegosi, jisai sako, aš čia turiu variantų aplinkui, žodžiu, išgeria alų ir matau, kad jis jau agresyvėja ir kalba tiesiog su dievais. Aš jam sakau, gerai, viskas, aš einu miegoti. Jisai sako, duok man dar 2 alaus. Aš pradėjau sakyti, taigi mes susitarėm, 3 alaus aš sumokėjau, viskas, tu man čia leidai miegoti. Ir jisai sako, kad jisai yra apgavikas, kad tu duok man dar 2 alaus arba eik iš čia lauk. Bet man pavyko taip kalbėti, kad aš tau rytoj dar 2 alaus nupirksiu ir atseit einu miegoti. Ir kažkaip viskas aprimo, nes jau buvo tokia į agresijos pusę iš jo pusės, bet viskas aprimo, aš nuėjau greit paslėpiau peilį, ant stogo uždėjau ir grįžau į kambarį, ir atsiguliau ir viskas, sakau, einu miegoti, jis dar kažką ten bandė kalbėti, bet aš užsimerkiau ir pavaidinau, kad miegu, jisai išjungė šviesą ir išėjo. Ir girdžiu laukia, jisai ten trainės ir aš supratau, kad jisai to peilio ieško, aš nuėjau į lauką, tik priėjau prie jo ir matau, jisai žolynuose atsitūpęs ten, kur buvo peilis, ieško. Ir man tik priėjus, jisai iš karto agresyv 100% visiškai iš kumščių, ta prasme ant manęs puola, sudavė man į kūno sritį. Ir aš jam sakau, palauk, aš einu namo ir mes nuėjom į vidų ir jis manęs neišleidžia. Nieko neleidžia rinktis, tada aš jam sakau, aš einu paimti tavo alaus. Po antro karto, kai vėl pasakiau, kad einu tau nupirkti alaus šiuo metu, jisai kažkaip suprato ir išleido. Ir besirenkant visus daiktus, jisai vėl suagresyvėjo. Man trenkė vieną kartą į kūno sritį. Aš tada jam pasakiau, aš tave iškirsiu, nusiėmiau kuprinę ir jisai suprato jau, kad aš trenksiu jam atgal. Tada jisai man leido rinktis vėl visus daiktus. Ir tada aš susirinkau viską, išėjau į lauką ir susistabdžiau mašiną, kuri mane atvežė į šitą viešbutį. Ką padarysi, reikia judėti toliau. Daiktus susipakavau, kažkaip visiškai neatsigavau. Dar jaučiu iš vakar taip tokį mini adrenalino poveikį prisiminus. Radau dar kišenį sagtuką, nes aš išsiplovau pas jį rūbus ir kažkaip gaus, kad rinkdamasis pasiėmiau. Tai pasiliksiu atminimui tokį, kad būtų. Dabar net nežinau, kur eiti. Galvoju, gal su traukiniu kokį nuvažiuoti iki tos Juodosios jūros. Nes šitas miestas labai didelis ir sunku čia ištranzuoti iš jo, reikia varyti iš miesto. Gerai, einu į lauką, bus matyti kaip ten. Pagalvosiu dar eidamas. Bye. Hello. Laukia 35 laipsniai, dabar yra 12 valandų dienos. Man čia patiko, man atrodė, kad su visais galiu sukalbėti ir panašiai, bet pasitaikė toks neadekvatas konkrečiai, kad taip viską permuš, noriu greičiau iš čia išvažiuoti. Ko yra viskas, o mes eisim į Penny. Tokie skanus atrodo su kremu 2 eurai kainuoja, 1 rona yra 20 centų, 2,40, čia yra 2,60. Tokie vištienos nuggetsai tipo šalti, 2 eurai. Bet bandelės čia labai pigios, 30 centų šitą 40, 40 centų, beveik 60. Bandelė su dešrelė, 52-3 centų. Kola 2,5 litro, 2 eurai. Coca-Cola skarbonkė šitą 70 centų, 60 centų. Centais. Reikia pasimti. Porą. Lipton jau biški virš euro kainuoja. Lemon and lime, limonado 3 centų su centais. Wow. Yra ir tikrai pigių prekių. Ir yra už 60 centų, va pavyzdžiui, vandens. Šokoladas 90 centų. Milka didysis 2,50 €. Ledai Magnum 2,10 €. Po 50 centų tokie. Ai ne, šitie ledai po 26 centus. Păi mă bag înaintea lui, dar pe urmă, băi, zice după părăția asta. English. Are vacă din alea, a făcut? Vacă din alea. Porą šokoladukų, vištiena, bandelės, ledai, vaisiai, vanduo, gėrimai. 80 centų beveik.
Už viską 10 eurų 80 centų. Nu, dar važinėjai? Kur? Iki Juodosios jūros važiuosiu, dabar reikia nusigauti iki traukinių stoties. Ir kas svarbiausia, kad čia stotelėse niekur nėra autobusų parašyta, kada atvažiuoja tiesiog autobusai. Tai žodžiu, laukiu autobuso, važiuoju iki traukinių stoties, šaukiu traukinį, važiuoju iki Juodosios jūros. Excuse me, do you speak in English? Little bit. This bus 253. 253, da. Yeah. When time? How to know? 10 minutes. 10 minutės? Okay, thank you. Vienas autobusas dar, laukiam kito persėdimas. Iš karto atvažiavo. Tokia štai traukinių stotis. Ten matom apleistą pastatą ant kampo. Bėra kokia eilė, 3 kasos, visos užimtos ir čia pastebėjau, kad pardavinėja knygas tiesiog aparatė. I get ticket to Constanta. Okay. Constanta. Name? Today, Today, yeah, now. one ticket, One ticket. 7 de lei. By card? By card, yes. Da. 15 eurų bilietas. Už valandos ir 20 minučių man traukinys. Gerai būtų pasidėti kažkur daiktus ir eiti pasivaikščioti. Maybe you know, can I drop some baggage somewhere? We are locked. Big Coca-Cola, yes. Where can I? Hey. Oh, sorry. Lock my baggage, something. Round the corner right side, leg it off. 12? 12 late. Okay. Can you put this on top? By card? No, only cash. I don't have cash. You can pay when you come back. Give me back. Sorry. I don't speak. Where to go? Constanța? Yeah. I know. Line? Yeah, line, which one? Sri Lanka? Sri Lanka? 1, 2, 3. Three? Vagon. Yeah. Așa, dă-te uite. Nu, vă duceți mai Second? mai în față. Da. Ok. Sako, reikia kitur man eiti. Nueisim kitur. Atėjau į kitą vagoną, bet čia karšta. Ne, aš nebūsiu čia. It's too hot. Look. It's too hot. Hot, you see? I don't be here. Ten tam vagone labai karšta, čia žymiai vėsiau. Ar yra skirtumas, kur aš sėdėsiu? Yes. Yes? Yes. I need load, huh? Așa. Wait. You can see. Așa, da. Trenul se va ocupa full până la 3:21 când va pleca. Acum el staționează, dar oamenii nu știu la ce linie va fi, ziceți, trenul lor. So I need to go with that, yeah? Bet ten labai karšta, iš tikrųjų karšta, ten negali būti šalčiau padaryti kažkaip, kad būtų šalčiau. Čia, zdės? Ok, tenai... Dați un pic să, așa. Stați aici și în momentul când se umple trenul, vedeți unde mai rămâne vreun loc liber. Poate sunteți norocos. Thank you.
Pabandom. Aiurea, poți să întreb. Ce se întâmplă? Stau așa. A venit așa pe mine, direct. M-a descăcit. Aš tų vaikinukų vietą esu žemės, bet jie man sakė, galiu čia sėdėti. Ir dabar juos išvarė šitie, tipo. Tie vėl nuėjo į savo vietą. Važiūrim, kas čia gausis. Dabar kitus turiu kaimynus. Dar nepajudėjom iš vietos, renkasi po biškį. Viskas pilnėja. Pajudėjom iš stoties. Ten tos vaikinukus dar kartą irgi pervarė iš kitos vietos dar į kitą. Čia irgi buvo atsisėdę moteris su vaikais, jūs irgi išvarė, nu žodžiu. Kiti va, dar irgi išvarė, reiškia. Nes ne vienas aš nenoriu tam karštį sėdėti. Vėl kažkas vyksta, išvarinėja jos. Da, eu am fost, dar am anunțat. Păi am anunțat. Am anunțat, doamnă. Pentru că mai era un tren, nu văd niciun seria asta. Tocmai acela. Cum adică Bă, ce frică. Vagoną 3. care-i vagonul? Ăla. Da. Da, trebuie să schimbați. O să a spus că se la Constanța. Vienas, du, trys šunys stoteliai. Čia traukinių remonto dirbtuvės kažkokios apleistos. Tokių nemažai traukinių apleistų stovi. Pastatai, angarai, išdaužytais langais. Įdomu čia būtų ir palandžioti. Lokomotyvai tokie seni. Ce? Miestas Konstanta. Stoties pasitinka toks vaizdas ir toks laivas. Matom policiją vėl peškom vaikšto, o aš judu prie jūros Juodosios. Mačiau, ten yra dušai, nusimaudysiu jūrą ir dušę po to. Eidamas link jūros tokį parkelį, atkreipkite dėmesį, kokie namai tenai stovi. Senoviniai, bet įdomus tokie. Čia aš prisėsiu pavalgyti. Hi, can I get bag? Just bag. Card, yeah. 30 centų maišas. Bet mane stebina jų autoparkas toks kaip ir Lietuvoj. Sakyčiau, jie visai normaliai gyvena. Bet pagal namus nelabai, pagal algas irgi. Čia namai senoviniai tokie, bet labai įdomios architektūros. Visi tokie skirtingi, neįprasti. Čia, pavyzdžiui, toksai kaip vandens bokštas. Taip atrodo Konstanta, paplūdimys, Juodoji jūra. Ir šitie supilimai yra skirti tam, kad pagrindinis jų tikslas. Jūros bangos neplautų kranto. Ten yra dušas, eisim patikrinsim ar veikia.
Tokie laipteliai link jūros. Čia va buvau kažkur tenai ant to kalno. Ir o čia tokie gultai. Tikrai turistų traukianti vieta. Bent jau taip stengiasi. Visur namai. Gražus vaizdas pas jų per langus. Tokia tipo Jamaika. Gultai visi sudėti. Šiuo metu jau nenaudojami. Dabar jau vėsų, nebe karšta, bet žmonių vis dar daug. Nebersy. Nu, žmonių tikrai nemažai kaip dabar, kai jau tikrai nekaršta. Eisiu aš išsimaudyti, o vanduo šiltumo. Žiauriai šiltas, iš vis tokio jausmo nėra, kad būtų šalčio kažkokio, grinai arbatėlė. Net noris, ta prasme, tiesiai įlysti vandenį be jokio šiurpuliuko. Išsimaudžiau. Ir žodžiu, vanduo toks šiltumas, įsivaizduokit, kas prie jūros maudytis. Ir kai būni ilgai jūrai ir giliau, ten būna šaltesnis vanduo ir grįžti prie krantų ir atrodo toks šiltas vanduo prie kranto būna, arbatėlė. Tai čia tik įlipus toks vanduo. Vanduo spalvos lygiai toks pat kaip ir Baltijos jūrai. Surumas irgi labai panašus. Dušai, kaip matau, veikia, gan normalūs, neseni. Ir čia tualetai buvau irgi gan švarus, pakankamai tvarkingi. Persirengimo kambarėliai. Tokie kaip Lietuvoje grinai. Išsimaudžiau ir galiu pasakyti, kad vanduo šaltas, bet čia ir gerai šaltas pradžiai. Pradžiai taip palindus po dušo šalta, po to pripranti ir gerai. Ir dabar bent jau taip labai vėsu už tai, nesinori prakaituoti. Mieste jau normalūs žmonės, čigonų nelabai matosi. Excuse me? This is bus stop, yeah? Bus stop. Autobusų stotelė visiškai jokio ženklo, nieko nėra. Nei nupaišyta. Čia palei Google Maps tik tai atėjau iš šitą vietą paklausti. Tai dabar tikslas toks, nuvažiuoti miesto pakraštį. Štai, nuvažiuoti miesto ir susirasti kur miegoti. Nu, pastebėjau Humana second hand. Irgi yra drabužių dėvėtų. Mano autobusas. Išlipau gal tik iš savo autobuso, ir čia bent jau normali stotelė. Maybe you know where can I build this? What build? Build tent to sleep. Ah, okay. Here, I don't think so. Here maybe, and here maybe. We don't have a special place for I don't need special, just like park or something like that. park. We have a Dorali park. But not at city. Oh, okay. Here it's very far. Reikia greičiau suktis, nors dar tik tai be 29, bet jau temsta. O aš dar net neįsivaizduoju, kur čia atrasti. Tenai kaip ir galėčiau kažkur paieškoti, bet labai aukšti žalynai ir mašinos važinėja. Vienas čigonas sakė, kad benzinas 2 eurai, nesąmonė. 7,50, kas yra euras 50. Papypint, kad per kelią eini, neegzistuoja. Nei kart Rumunijai man dar nieks nepapypino, va. Eini čia, žiūrėkit, pravažiuoja šalia. Nieko visiškai. Radau, kur pasistatysiu. Tik kad čia visur labai tokia žolės išdžiūvusios, va. Ir jos traškia ir bijau, kad nepradurtų čiūžinio. Esu dabar vidury kažkokių sodelių šone to miesto konstant. Čia va, į kamputį kažkaip pasistatysiu, kad čia jau krūmai užstos. Į tą pusę kaip ir nieko nėra. Tik kad čia nelabai lygi ta žolė. Žemė tiksliau. Čia gal kažkaip biški lygi. Oi, blemba. Viskas. Palaukė pastatyta. Nieko jau nesimato, tamsu. Ir rytoj tęsim kelionę toliau. Pažiūrėkit, guliu. Galvoju apšviesiu, ar yra kažkokių vabalų. Žiūriu, įsmeigti 2 tokie. Galvoju, kaip čia įsmeigo. Žiūriu, toksai voras. Bele kokio dydžio. Net nesu matęs, akis tokios tenai. Čia gali būti, kad kažkoks padaras tipo bandė pradurti tipo mano. Nu, nes nebuvo tokių. Kas su to voru daryti? Toks didžiulis gigantas. Pažiūrėkit. Vieną dieną visokių padariukų. Šliūžų. Jį tiesiog nupurtyti reikia. O jis negali čia bandyti prakast man. O! Pajudėjo. Tai reikiau į palapinę. Nu gerai, žodžiu, labanaktis.